Bronius, tai sakai, ten babatukas buvo, ne? Aš negaliu suprasti, kodėl tu toks durnas, kodėl tos pigiausių prekių pardavėjas sugeba tave apgauti. Blemba, kaip bloga. Oi! Taigi, novinką niekad nebuvom pirkę. A kaip tu ten prašei? Tai sakau, duokit babatuko, langų ploviklio, ta prasme. Taigi ten visiškas muilas buvo, imk, nusivalysi, va. Ačiū labai. Ačiū. Jokio spirito ten nebuvo. Tu nepyk, taigi ką aš žinau, man pačiam blogai. Nors kad biški būčiau apsvaigęs nuo to brūdo, tai gal pilvą netaip skaudėtų. Tai nepyk, duok pinigų, dar nupirksiu kito. Pinigų aš ir patsai turiu, bet apsišyksiu. Beidamas yra, gal tu apsišyksi? Tu eik. Žinot, Česlavas, tikrai ne. Aš neįsiu labai, nekaip, imkite dar prireiksiu jūs. Eikit jūsų eilė. Aš tai skaitau, reiktų ką nors pasiūsti, nupirkti, bet kad nėra sąžiningų žmonių ant Lietuvos. Jo, tu pats sąžiningiausias. Kitą kartą nuodų kokių atnešk, ar žiurknų. Jo, sakogi, kaip tai su diklafosu svaiginasi žmonės. Jo, dar su žiurkių nuodais ir kalio cianidu. Jo, tas sako gerai veža. Vėl, kaip? Turėčiau, jeigu aš tave užmuščiau. Oho, ko tokie susukti? Atrodot kaip po atominio karo, kaip pas kokį Kličko pabuvę. Kličko tai turbūt tie tokie, kur nuo gerimo atpratina. Ne Kličko, Sučko. Baik, skaitykit su žodžiais, Kličko yra tokie broliai, kurie nuo visko atpratina, nes labai gerai mušas. Sakot. O mums vietoj babatuko kažkokio brūdo įkišo, oi, palaukit. O tai ką, jau gera degtinė arba viskis, tai jau jums netinka. Aš atsiprašau, mes ne milijonieriai. Nebent pati vaišinate. Ir aplamai mes turime tave prašymą. Aha, žinau tą prašymą. Lytinių santykių. Oi, ne taip. Oi, atsiprašau. Atleiskit, ištėpiau biškutį. Ne, iki parduotuvės tik tai. Jo, už vargą galėsit pasilikti gražą. Jūs patraukite savo šūdus. Gražą man, iš 5 litų. Va. Mes pinigų daugiau neturim. Kaip tai? Taigi po velnių jūs užsidirbkit. Apskritai, ką jūs darot? Kiti žmonės iš oro pinigus pasidaro. Jūs turit tokį garažą. Tokį garažą, tai mes iš to gal darysim boulingo klubą. Boulingo klubą. Gal atsiprašau, čiuožyklą. Čiuožyklos. Gal angarą lėktuvams laikyti. Sandėliuką. Kas čia toks? Per biznis? Kas mums pinigėlius mokės? Mokės. Palaikysit čia kelis maišus ir pinigai patys jums birės į rankas. Narkozikų mes nesaugosim. Narkozikų aš jums ir nepatikėčiau. Jūs šitam sandoliuke saugosit senas trąšas. Kadangi valstybė naikina visas senų trąšų sandėlius, tai jūs juos pasaugosit, o čia niekas nematys iš Europos varpinės. Ką manot? O ir kiek mokėsit, ponička? Po 400 per mėnesį ir dar pieno nemokamai. O kam tas pienas? Tai jau geriau alus, jeigu nemokamai. Alus nepriklauso. Pienas yra nuo kenksmingų sąlygų, nors jums tai tokiems kokios čia kenksmingos sąlygos niekas nepakenks. Geriat dustą, užsigeriat tepalais, velnias jūsų neims. Neims. Bet patys mes maišų kategoriškai nenešiosim. Nebent primokėtumėt švelnumu ir glamonėmis. Arba bent jau parodytumėt savo pieno liaukas. Gerai, einam, neša maišus, idiotai, einam. Oi, palaukit, dar pašyksiu. Tai Česlavas į lauką, ką jūs? Ai, į lauką iš kampo, daryk duris greičiau. Palauk, prišyksiu į kelnes. Tai ką man mano batų dabar privaryk? Kiaulė! Vaikomėlis, ir orai, jūs čia sėdit su Vytė suspurgę, vasaros nematėt. Vytelis, koks gražus puikumėlis, tikrai koks gražus. Tikrai, labai, oi. Gal ir jūs, taip sakant, atostogų išleistumėt? Tai aišku. Eikit, taigi nieks jūsų čia nelaiko. Žinoma. O, tai padirbus seneliams, tai tikrai po Vilėną gerai išsiilsėsite. Ne, rimtai, galit patostogauti. Vasara dabar. Aš taip pats mielai kokią Turkiją šaustelėčiau, bet vat, kas tada dirbs darbo biržoje, neaišku. Tai mes gal galim likt, darbų ten pasižiūrėsim, pasirankioti.
kad stažas nenutrūktų, o kitaip tai birža bankrutuotų. Taip, visi išeiti negalim. Reikia, kad kažkas liktų. Galėsim keistis po 2 savaitės. O kiek už 2 savaitės priklausytų? Ko tai priklausytų? Nuo atostoginių? Neapmokamų, tai aš neįsiu. Palaukit, tai kokių atostoginių? Juk jūs bedarbiai esate. Tai turėtų būti kažkokios atostoginės pašalpos. Nu, aišku. Aš tai dievų duodusi. Atduoda senė, ne? Atduoda seniai. Nu, baikit šnekas, dirbam. Atrodo, va, man laikmenai šylo, tai to įrodys. Jūs dar, ponas direktorius, seklydės ant stalo užsimeskit, bus visai jokiai. Gerai, einant prie reikalo, ką įdomu šiandien likimas pasiūlys. Laikykit kumščius. Jo, visi laikom. Eina, 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 eina. Yra. Reikalingi anglių kasėjai Nidos gaisravietėje. O, laukiau šito pasiūlymo. Senukams kaip tik, kaip sakant, viduriams sveika. Grįši degė, pailsėję, įdegė kaip negrai. Taip, laikraščiui, literatūra ir menas reikalingi sponsoriai. Gerai, kokie toliau yra pasiūlymai, ponas direktorių? Uždarai akciniai bendroviai, ką pasėsi tarp jausi, reikalingi mėšlavežiai. Sūdvežiai reikalingi. Mėšlavežiai reikalingi. Sakėt, sūdvežiai. O atlyginama produkcija. Šūdais jūs turėjot galvoj. Šūdais. Palaukit, jis apie tektos. Senukams, nes mūsų senjorams, ką pasėjot, gerbėmieji jaunystėj, vo to senatvėj ir nusipelnėte. Nusipelnėt gyvent geriau. Nebus kam senatvėj ir vandens paduoti. Jūs ir patys vaikų neturit. Beje, apie vaikus. Tiksliau, apie jų neturėjimą. Švietimo ministerija ieško jaunesnio amžiaus moksleiviams instruktorių. Labai gerai. Nebaigiau. Prezervatyvų naudojimui. Tai ant savęs reiks rodyti. Tai jam geriau būtų tada abiturientėms. Smulkmenų nežinau. Važiuokite pas Padaigą, jis jums viską paaiškins. Tiesa sakė, kad kelių dienų bandomąjį laikotarpį reikės atlikti ant avilių senelių prieglaudoje. Nu, kad įtvirtintumėt įgūdžius. Senelių prieglauda? Kodėl senelių? Nu, todėl, kad seneliai yra visiškai suvaikėję. Ir su jais galėsit daryti, ką norit. Eksperimentuokit, kiek norit. Nes mokyklose tai reikės daugiau turėti tokio pasitikėjimo savimi ir tokios vidinės tvirtybės. Tvirtybės? Tai pas mane hoč prūdį. Gerai. O pas mane irgi rytais ypač tvirtybės šitas, o gal ten kokiu su seselėm ar kokios slaugutėm ten. Aš skaitau, nereik klausyt, kai išneka, taikit aš jūs išbučiuosiu už durų, einam. O tu lieki čia. Vom iš čia. Palauk. Taigi aš senelių prieglaudą turiu eiti. Stop, į vietas, va taip. Rankas susistokit čia, taip, labai gerai, taip gerai. Galim? Galit. Tai va. Paskutintą kartą kartuoju. Pakelk. Pakelkit! Jamat gandonų pakelį. Ačiū. Išviniojat. Ir po to maunamojų judesių maunat ant agurko. Ar aišku? Ar aišku? Su dantim reikia praplėšti. Jo, su zubais. O dantų kur gaut? Ja, ne pro šalį būtų. Nu, dėl dantukų skaitykim, kad pajokavom. Tai paimat prezervatyvus, plešėt rankom ir dedate ant agurko. Štai jums agurkėliai, prašau. Ta komanda, kuri pralaimi, lieka be pietų.
Stop! Stop! Juomis reikia nevalgyti, o ant jų mauti prezervatyvus. Čia, žinokite, labiau psichiatrinė kokia tai, negu senelių namai. Taigi, sakėt, liksim be pietų. Jeigu praloši. Mes nelošim. Senjorai, taigi čia saugus seksas. Čia negražu žodis. Aš tikintis. Taigi čia nieka tokia. Čia tik tais balionėliai, sakant. Gegužės pirmoji. Balionėliai. Išties, fantastika. Daktaras, ateikit čia pas manęs irgi pasidžiaugsim su ligoniais. Dailus esat. Tylos! Stop! Bronius, ateini čia. Sorry. Bronius, kaip suvaldyti šitą chaosą? Neįsivaizduoju. Jie nesuvaldomi. Išgazdink juos. Priprato, nebijo. Bronius, arba tu suvaldai šitą balaganą, arba tau bus žopa. Žopa man? Taip. Nelabai keista girdėti iš jūsų lūpų. Kaip ten bebūtų? A girdžiat? A girdžiat? Taip, 3 infarktai, 1 prisidirbo į kelnes. Na, ką aš jums galiu pasakyti? Ruoškitės teismui. Sveiki, žiūrovai. Šiandien pakalbėsime, kaip paruošti skanią liepžiedžių arbatą. Kaip žinote, liepžiedžiai puikiai varo šlapimą, padeda atsipalaiduoti, lengvina kosulį ir, kaip sako, varo šlapimą. Kalbant apie liepžiedžius, būtina prisiminti, kad jie kvepia medum. O nėra geresnės pasakos, kur figūruotų medus, kaip tik tais apie Vinį Zepų. Babytė Bronė, jūs eisite į juodą kambarį. Atsiprašau, aš kalbėjau apie Mikę Pūkuotuką. Ir tas mano minėtas Mikė landžiodavo po drėves ir visai nekaltas drėveles landžiodavo. Ir tam tikslui jisai turėjo, tam tikslui anas turėjo 2 balionėlius. Eilinį kartą turiu atsiprašyti dėl babytės Bronės. Nepykit senatvę. Kaip žinia... Na, aš esu sena žaba, nu tai nebūtina iš to daryti didelę pompą ir visai Lietuvai dabar šitą pasakoti ir deklaruoti. Taip, aš sena žaba, tai neduoda jums jokio pagrindo daryti iš manęs kažkokį tai išpustažandžio problemį. Nereikia tik kojų rankų kelti. Ką jūs norėtų pasakyti, prašau? Dabar liepžiedžių nėra, nes dar neatėjo Liepos mėnuo. O mums reikia surasti kokią nors kitokią liepą. Tam tiks, pavyzdžiui, liepa kiauleikytė. Jūs pažįstate? Jo, pažįstu, pas mumisgi, kai kepė mėsą, kai buvo atvažiavusi į svečius. Nu, Sėlas Egidijus buvo. Dovkė buvo. Vitkauskas, visi. Daug žmonių buvo. Žaidžiam futbolą, tai jinai taip šokinėjo ir matėsi, kelnaitės kartais švisteldavo. Nu tai va, mums reikia pas tą liepą kiauleikytę įsibrauti naktį į namus ir paieškoti jos žiedų. O žiedai dažniausiai yra padėti kur nors ant veidrodžio. Atsiprašau, vaikai, praeikit visi čia. Apsėskit, vaikai. Bižuterijos dėžutė, ją reikia pasiimti. A nekrapštai ten nosies, sabaka. A čia žiūrėkit, kiek mes turim bižuterijos įvairios. Bet jinai netinka dėti į arbatą. Ją reikia geriausiai parduoti ir nusipirkti dėkinės. Taigi, sugrįžkime prie Vinį Zepų, atsiprašau, prie Pūtikotuko. Ir mano minėtas Pūtikotukas išlandžiojo visas dreves, buvo pas Pelėdą, mama Kengą, išlandžiojo ir net pas Asilą buvo įlindęs ir nurovė jam uodegą, nekalbant apie tai, kad jau turėjo incestinių lytinių santykių su galviju. Ir aišku, paršelis visą laiką kiauliškai elgdavosi su Vinį Zepūku.
eisi babytė į juodą kambarį. Atsidursi ten, kur vėžiai žiemoja. Vėžiai žiemoja. Oi, kaip būtų šaunu, ar ne? Paklauskit, kada aš tuoksis. Kada jūs tuoksitės? Kada vėžys ant kalno sušvilps. Geras atsakymas. Ir taip Liepos namuose mes surinkę viską, kas yra kažkiek tai panašu į žiedus, metame į mūsų puodą, va žieduką nuimame, metame žieduką ir verdame ant silpnos ugnies, kad tai viską pritrauktų. Bet garsas buvo, kai jūs mėtėte tą bižuteriją, tarsi kažkas krabą įmestų į viedrą. Bet nepaisant viso kiauliško paršelio elgesio su Putkotuku, Putkotukas sugebėjo įtikinti paršelį, kad pas Putkotuką namie daug medaus užteks visam mėnesiui. Ir paršelis nuvėjo svečius pas Putkotuką ir pradėjo valgyti tą medų ir užsiliko visam medaus mėnesį. Ir išgeria mūsų žiedų arbatą, neišmeskite žiedų, nes juos galite nunešti į lombardą. Nu kaip vaikučiai, ar patiko pasaka? Von visi iš čia staigiai. Tas toj dėdė Česlovas nusimaus diržą ir nusileis kelnes ir su erekcija lakstys čia tarp jūsų. Ir turės sėsti kalėjimą po to. Hello, čia daktaras Ainis Gauda, Zbignevas Rubiroidas. Dabar, kai už lango šilta, jūsų akis krypsta paskui sijonus, apsimtas krucinis ir moteriškus užpakalėlius. Kągi, jūsų kelnėse vyksta sunkiai mediciniškai paaiškinami kalibanijai, ypač jaunoliams. O vienas iš jų kaip tik pas mumis ir atėjo. Nesunku suprasti, kom jisai skundžiasi. Jisai mėgsta žaisti slėpinius su moterimis. Tiksliau, moteris mėgsta nuo jos slėptis. Taip, aš esu šlykštus, taip daug kas sako, o be to dar taškausi pūliai leisti. Aš žinau jūsų lygos vardą, kadangi jūs esate jaunas vyriškis. Tai vadinasi jaunatviški spogai. Reiškiasi, kad jūs neturėjote lytinių santykių. Teisingai? Nu, o ką man daryti? Jums reikia gydytis lytiniais santykiais. Paprastai po 1 arba 2 seansų jaunatviški spogai išgaroja. Jums reikia užsiveisti 2 ar 3 lytinės partneris arba partnerius, sprendžiant iš jūsų, kas būtų jums daug artimiau. Ir lyga praeis, bet tiesą sakant, aš neįsivaizduoju net, kad šimpanzė galėtų su jumis tracytis. Kodėl jūs iš manęs juokitės? Jūs gydytojas. Aš juokiuosi, meldžiamasis, iš jūsų jaunatviško nepatyrimo. Net vaikai žino, kad spogai gydomi veido kaukėmis. Ot mes kaip tik jums ir turim veido kaukę. Užsidėkite taip pat ir spagų kaip nebūtų. Prašom, mokytis. Vo, kaip protivogazą. Vo, ne vienas spogų. Ir jūs ir migokite su šitą kaukę, nes tik ją nusimsite, iškart apsite spagotą kiaulę. Bet aš atrodau kažkaip tai nepatrauklus, dar nepatrauklesnis. Jūs atrodote kaip Suomių grupė Nordzi, atsiprašau, Lordzi. Jūs netgi geriau atrodote už Andrių Mamontovą. Jūs tik į Euroviziją, visi gera. O jau. Česlovas Lordi. Labas vakaras, gerbėmieji kalbos mylėtojai ir nelabai ją mokėtojai. Labadiena, taip sakant, habilituotas mokslų daktarė. Ar tiesa, kad jūs habilituotas? Na ką jūs? Be abejo, aš esu habilituotas daktaras. Aš esu habilituotas 2 kartus. Pirmą kartą buvau habilituotas dar tarybiniais laikais už nepriekaištingą elgesį. Smulkmenos manęs nedomina, didžiai habilituotas mokslų daktarė. Bet jeigu jau kalbant apie tarybinius laikus, ar jūs pastebėjote, kad tie tarybiniai laikai baigėsi? Kaip tai? Kaip po liūties ateina giedra, paprastai. Matote, jūsų žodynas, skirtingai negu ekonominė padėtis, mentalitetas, politinė santvarka, jis nesikeitė. O tai yra blogai. Labai blogai. Kągi, jūs šnekate kaip rytų Europos atstovas. O nunai reikėtų šnekėti kaip vakarų Europos atstovai. Paimkime, pavyzdžiui, tokį anksčiau paplitusi mūsuose ir gerai prigijusi rusišką žodį jobarius. Juom buvo įvardyjami moterų draugai, kurie būdavo turtingi, sėdėjo kalėjime ir ganėtinai Taigi, šiais laikais vakarietiškai šią pareigybę, kuri niekur, aišku, nedingo, reiktų įvardinti kaip fakyras. Aš baigiau.
Tai tiek būtų mūsų kalbos perlų šiai dienai ir nebarstykite tų perlų kiauliams. Nenoriu. Šiandien nenoriu. Nenoriu, traukis. Trauk savo purvinas letinas fakyrę. Česlovas, tapasuokit man dar vieną krabo lazdelę. A tu neskubėk, tau gerti. O, matau, jau jeigu nesukčiaunat, reiškia, tikrai gerai gyvenam. Paduokit man dar vieną lazdelę. Jo, su slogučiu aš prisimenu tuos laikus, kai pinigų dar ir babatukui neužtekdavo. Alkajedas, žinokit, princesės Dianos vyras, irgi pradėjo nuo smulkaus verslą. Jo, kolega Alfajedas, gailava, kad tik trumpai gyveno. Partneriais netapom. Ja, neblogi tie maišeliai su trašom, kur palika. Kaip auksinius kiaušinius, kur vištos deda. Šmaikščiai čia tu. Nu, įpilk man. Bronius, čia tu kriuksi? Aš tai galvoju, kad čia jūsų kvėpavimo takai perdžia. Ne, patylėk. Knarkia. Ne, perdžia. Perdžia? Ne, knarkia. Panašu į perdėjimą yra. Ar tik Kambariuke. nebus kas nors mūsų maišelių atėjęs vokti? O, šeimininkas, pusryčių metas. Ką čia veikiat? Gal galim pasiūlyti krabų lasdelių? A kas per šukuoseną pas poną? Nu, kokią šukuoseną? Ko čia žiūrit? Va, numigau ant maišiuko, su žmona susipikau. Čia matyt, nuo maišelių trašos pasenusios matyt bus. Kas yra? Oi? Pasenę trašos matyt. Vyrai, oi, kas čia man yra? Mes nieko nedarėm, jei bogu. Vyrai, o apdatis klyva. Ir nagai slenka, matau, pas jūs. Vyrai. Atsiprašom. Man greitosios reikia. Bet kaip skaitai, tai čia mes kaip ir kalti dabar išeinam, kad jis, žiūrėk, kiek mokėti reikės. Už greitąją. Tai čia kokius 3000 reikės. Nu, štai 3000 už iškvietimą, o plaukai, nagai. A bet kodėl mums niekas nenuslinka? Žiūrėk, tu čveliūrą panaudai. Aš tai skaitau, kai mes tokių jau su tavim šimurliakų atsigėrė per gyvenimą. Teisingai, Zarobas sakė. Zaraza negriebė. Oi, palauk, biški. Kur tas mūsų popierius tas? Jis jau panaudotas, tai gal jūs su ranka tada. Aš... Bet ir greičiau, nes man jau irgi verda kunkuliauda. Oi! Česlovas, žinokit, nepykit, aš einu pas jumis, visiški ragai. Tries kampe kur nors, tries kampe. Kad smirda? Išvalykit viską dabar. Išvalykit, Česlovas, jūs nusipelnėt šito. Pasitraukit, dar. Oi.